Pirmas skyrius – bendrosios nuostatos. Pirmas straipsnis. Įstatymo tikslas. Šio įstatymo tikslas – skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą. Antras straipsnis. Įstatymo paskirtis. Šis įstatymas nustato savivaldybių institucijų sudarimo ir veiklos tvarką įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Respublikos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibrėžia vietos savivaldos principus, savivaldybių institucijas ir jų kompetenciją, funkcijas, savivaldybės mero, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus. Šio įstatymo nuostatos suderintos su ES teisės aktu nurodytų šio įstatymo priede. Trečias straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Pirma. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios savivaldybės meras negali perimti, kištis į ją, jos įgyvendinti. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti jos savivaldybės merui. Antra. Išplėstinė seniūnaičių sueiga. Seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas, kuriame sprendžiami šio įstatymo nustatyti klausimai. Meras. Savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės vadovas, turinti savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, atsakinga už įstatymų, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą. Mišri savivaldybės tarybos narių grupė. Ne mažiau kaip 2 savivaldybės tarybos nariai nesusivienyje į savivaldybės tarybos narių frakciją ar savivaldybės tarybos narių grupę. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija. Įstatymų nustatyta kompetencija, kurią savivaldybės taryba įgyvendina pati ar gali perduoti savivaldybės merui savo nustatytą tvarką. Savivaldybė. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę įgyvendinimą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso nustatyta tvarka išrinktus savivaldybės tarybą ir savivaldybės merą. Savivaldybė yra viešas juridinis asmuo. Savivaldybės administravimo subjektai. Savivaldybės institucijos ir įstaigos. Kiti subjektai, turintis teisės aktų suteiktus įgaliojimus, atliekantis jiems pavestas viešojo administravimo funkcijas ir atsakingi už šių funkcijų įgyvendinimą. Savivaldybės bendruomenė. Savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, interesais ir savivaldos teisiniais santykiais susiti su savivaldybės administravimo subjektais. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba. Savivaldybės administracijos direktoriui pavaldus, savivaldybės merui atskaitingas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Įsteigtas savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų išskyrus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą vidaus auditui atlikti. Savivaldybės institucijos. Už savivaldybės teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos. Pirma, savivaldybės atstovaujamoji institucija, savivaldybės taryba. Antra, savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės meras. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Savivaldybės biudžetinė įstaiga prižiūrinti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomos ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teisė valdomos valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Savivaldybės taryba. Savivaldybės atstovaujamoji institucija, kuri turi savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus ir kurią sudaro tarybos nariai, savivaldybės bendruomenės atstovai. Savivaldybės tarybos dauguma. Savivaldybės tarybos narių frakcija
ir savivaldybės tarybos narių grupė. Į jokią frakciją ar grupę nesusivienyje savivaldybės tarybos nariai savivaldybės tarybos posėdėje viešų pareiškimų įteiktų posėdžių pirmininkui pateikusi savo veiklos programą ir sudarytą iš daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos narių. Savivaldybės tarybos mažuma, savivaldybės tarybos daugumai nepriklausančios savivaldybės tarybos narių frakcija ar frakcijos ir ar savivaldybės tarybos narių grupė ar grupės ir į jokią frakciją ar grupę nesusivienyje savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės tarybos narių frakcija. Savivaldybės tarybos nariai savivaldybės tarybos posėdėje viešų pareiškimų įteiktų posėdžių pirmininkui deklaravę, kad veiklą savivaldybės taryboje tęsia susivienyje į frakciją. Savivaldybės taryboje, kurią sudaro 27 ir daugiau narių, frakciją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, kitose savivaldybių tarybose ne mažiau kaip 2 savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės tarybos narių grupė. Ne mažiau kaip 2 susivienyje savivaldybės tarybos nariai, nepriklausantis savivaldybės tarybos narių frakcijai, savivaldybės tarybos posėdėje viešų pareiškimų įteiktų posėdžių pirmininkui, deklaravę, kad veiklą savivaldybės taryboje tęsia grupėje. Savivaldybės tarybos opozicija. Savivaldybės tarybos mažumai priklausanti ar priklausančios frakcija ar frakcijos, grupė ar grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivienyje savivaldybės tarybos narys ar nariai, ar jų koalicija ar koalicijos, bei savo priklausimą opozicijai paskelbė viešų ar viešais pareiškimais savivaldybės tarybos posėdyje ir juos įteikė posėdžio pirmininkui. Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis. Daugiau nei pusės savivaldybės tarybos narių priklausančių savivaldybės tarybos opozicijai savivaldybės tarybos posėdėje viešų pareiškimų įteiktų posėdžių pirmininkui deklaruotas savivaldybės tarybos opozicijai atstovaujantis tarybos narys. Jis atlieka šiuo įstatymu ir savivaldybės tarybos reglamentu jam pavestas funkcijas, turi šiame įstatyme ir reglamente nustatytas teisės. Savivaldybės valdoma įmonė. Savivaldybės įmonė veikianti pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, taip pat akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teisę priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotinėme akcininkų susirinkime. Seniūnaičių sueiga. Seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami šio įstatymo nustatyti klausimai. Seniūnaitis. Gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teisės ir pareigas. Vietos savivalda. Savivaldybės bendruomenės savitvarka ir savo veiksmiškumas pagal Lietuvos Respublikos konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją. 4 straipsnis. Vietos savivaldos principai. Pagrindiniai principai, kuriais grindžiami vietos savivalda yra: 1. Atstovaujamosios demokratijos. 2. Savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją. 3. Savivaldybės mero. Atskaitingumo savivaldybės tarybai. 4. Atsakomybės savivaldybės bendruomeniai. Savivaldybės tarybos nariai, meras, už savo veiklą atsako ir atsiskaito savivaldybės bendruomeniai. Teisėtumo, tai yra 5. Savivaldybės institucijų ir įstaigų veikla grindžiama konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais. 6. Savivaldybių ir valstybės interesų derinimo. 7. Savivaldybės bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, savivaldybės institucijų priimti sprendimai savivaldybės bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių. 8. Savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant savivaldybės reikalus, savivaldybės
informuoja vietos gyventojus apie savo veiklą, sprendimų projektus, priimtus sprendimus ir sudaro sąlygas vietos gyventojams tiesiogiai dalyvauti, planuojant ir įgyvendinant savivaldybės sprendimus. 9. Veiklos viešumo ir skaidrumo. Informacija apie savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus yra vieša. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės valdomas įmonės, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių įstatus ne mažiau kaip 5 paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir veiklos ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės administracijos gaunamą paramą, paramos teikėją, paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir panašiai. Savivaldybės skiriamas lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas, paramai gauti ir kitą informaciją susijusią su savivaldybės veikla. 10. Plėtros ir veiklos planingumo. Savivaldybės savo veiklą vykdo pagal tarpusavyje suderintus skirtingos trukmės teritorijų, strateginio ir finansinio planavimo dokumentus, į kurių rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą, tai yra stebėsena ataskaitų svarstymą, įtraukiami ir savivaldybės gyventojai. 11. Reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę, savivaldybės institucijos ir įstaigos įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją privalo įvertinti ir motyvuotai atsakyti savivaldybės gyventojams ar jų atstovams į jų pateiktus pasiūlymus. 12. Žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių. 13. Subsidiarumo. Savivaldybės viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo lygmeniu, kuriuo jie yra efektyviausi.